Man gyvenime labai daug reiškia natūralumas. Ir kadaise, dirbdamas Ignalinoje fotosalone, aš dažnai prisimindavau Viešpaties Jėzaus Kristaus eilutę apie lelijas. Ir bandydavau suprasti, ar šitą eilutę kažką man kalba konkrečiai, kažkur tai kviečia, kažką ragina, galbūt tai su pašaukimu kažkaip susiję. Aš jums pacituosiu, čia yra Luko Evangelijoje pasakyta: įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Čia Jėzaus žodžiai. Luko Evangelija, 12 skyrius, 27 eilutė. Įsižiūrėkite, sako, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia, bet sakau jums, nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Ir paskui jis čia kalba apie laikinumą. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčio, rytoj nužydinčio. Žodžiu, esminis dalykas, kad nieko nėra nesvarbaus šventam rašte. Ir čia kalbam apie natūralumo grožį, apie lelijos grožį. Bet iš tikrųjų juk apie ką čia kalba Jėzus? Apie moters grožį, apie mergaitės grožį. Tuo metu, kada jinai žydi. Kada jos kūnas yra labai jaunas ir gražus. Ir man kaip fotografui, tai turėjo didelę svarbą suprasti. Nes apie tai kalba ne šiaip saukas, bet Dievo sūnus. Estetinis pojūtis, labai aišku žodžiai, be užuolankų, labai tiesus, čia nereikia ieškoti kažkokių didelių potekščių. Ir jisai ragina, tai yra tiesiog, įsižiūrėkite, sako, įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums, nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs. Kad reiškia Saliamonas karalius, kuris buvo, jau turbūt turėjo galimybę puošniausiai apsirengti auksu, ten išsiuvinėję drabužius, ten geriausi siuvėjai, su geriausiu skoniu jam siuvo apdarus, karūną dėjo su briliantais, reiškia, dizainas turbūt neprilygstamas. Nes ir tais laikais buvo Dievo talentų. Ir reiškia, ir sako Jėzus, ne, lelija, sako, yra daugiau. Natūralus grožis yra daugiau negu dirbtinis. Reiškia, natūralus grožis daugiau negu drabužiai, negu rūbai. Nes kitoje kažkur Evangelijoje Jėzus sako, kad tėvas numezgė lelijas. Reiškia, nuaudė lelijas. Genetiškai ar kaip, bet sako, tėvas sutvėrėjęs. Nuaudė, numezgė lelijas ir nieko nėra gražesnio iš tikrųjų už natūralų grožį. Ir tada aš, reiškia, galvodamas apie mergaitės grožį, apie savo kaip fotografo santykį į tą grožį, aš vis dėlto galvojau ir apie tokią fotografijos rūšį kaip aktas. Arba apie nuogo kūno fotografiją. Ir yra du tokie
nuogo kūno fotografavimo arba tapybos žanrai. Vienas vadinasi aktas, kitas vadinasi new. Aktas yra akademinis žanras, kur yra tiesiog daugiau studijuojamas, reiškia, pats kūnas, daugiau piešimo kažkur studijose, akademijose, mokomasi piešti žmogų, reiškia. Ir toks daugiau klasikinis žanras, daugiau skulptūrinis toksai, taisyklingas, proporcingas, o yra tas žanras new, kur tiesiog daugiau akcentuojamas tas toksai gyvybės gaivališkumas, tas toksai žavesys gamtinis. Tai galvodamas apie, reiškia, savo santykį į tai, aš vis dėlto bandžiau kažkaip pakalbinti mergaitės, pozuoti ir tiesiog mėginau suprasti, ar man tai daryti, ar čia, reiškia, ar nedaryti, kaip čia yra, reiškia. Nes vis tik tai tie klausimai man kilo ne pirmą dieną, aš esu matęs daug klasikinės dailės ir visom epochom, reiškia, dailininkai mėgino suprasti moters grožį, moters grožio paslaptį, stengėsi užfiksuoti tą jaunystę žavesį. Ir aišku, aš neišimtis. Visą laiką norėjau kažkaip irgi prisiliesti prie tos paslapties ir nepainioti to su kažkokiu tai intimiu gyvenimu. Nes tai labai lenda vienas į kitą šitos dvi sritys ir aš kažkaip norėjau kažko išvalyto, apvalyto, tikro kažko ieškojau. Ir ką aš supratau vis dėlto? Aš supratau, kad tie visi mano bandymai kažkaip tai tas mergaitės kažkaip tai paraginti, kažkaip įtikinti, kad jūs man papozuokit, čia yra vertybė, pasirodo, tai buvo tuščia. Tuščia. Ir aš vis dėlto supratau, kad čia kitas priėjimas turi būti, kitas santykis. Kadangi tos mergaitės, jos, kaip sakyčiau, laisva Lietuva, čia jos drąsios, čia jos ateina vienas, čia jos tokios, reiškia, nepriklausomos. Reiškia, ir aš vis dėlto pamačiau, kad vis tiek jaunas žmogus, jisai dar daug ko nesupranta ir elgiasi daugiau instinktyviai. Ir aš atsiminiau, reiškia, savo mokytojo pasakojimą. Mano mokytojas buvo Rimantas Dichavičius, vienas iš mokytojų. Kadangi aš, reiškia, mokiausi technikume Vilniuje, fototechnologijos, tai, reiškia, vienas iš mokytojų, kaip meninės fotografijos mokytojas buvo Rimantas Dichavičius, žymus fotografas, žymus grafikas, dailininkas. Aišku, jis ten tikrai labai nedaug mums kažką tai perdavė, nes jisai užimtas žmogus, ten jisai retai pasirodydavo, bet pats faktas, kad, reiškia, pats kontaktas jau su tuo žmogumi, jisai vėliau man davė pagrindą su juo kažkaip tai artimiau susipažinti ir susibendrauti. Tai vienas iš tokių, reiškia, jis yra nufotografavęs labai daug aktų, labai daug nuogo kūno fotografijų. Ir aš dabar nesiplėsiu, kokie buvo jo motyvai, jis irgi buvo baigęs dailės akademiją. Ir, žodžiu, mąstė apie tos grožio klausimus taipogi.
Bet aš kažkaip tai man labiau įstrigo jo toks pasakojimas, kad mamos atvesdavo savo dukteris pozuoti jam. Ir aš supratau, kad aš turbūt va šitaip va suprantu tą santykį. Kad, reiškia, mama, kuri yra jau brandi, jinai suvokia atsakomybę, jinai suvokia vertę to jauno, gražaus kūno. Jinai, jeigu jinai atves savo dukterį, va čia bus tikra. Va čia bus tikra. Kiek aš dirbau fotosalone, niekas man savo dukters neatvedė. Bet aš žinau, kad yra tokių poreikių ir yra tokių susivokimų. Didžiai daugumai niekada to nereikės. Didžioji dauguma niekada nesupras, kad tas natūralus mergaitės kūnas yra faktiškai gatavas meno kūrinys. Reikia tik tai užfiksuoti tai. Meistriškai tai įamžinti. Ir aš suprantu, kad tie mėgėjiški bandymai būna, bet kas yra mėgėjas? Mėgėjas yra tas, kuriam pavyksta, netyčia pavyksta vieną kartą kažką gerą padaryti. O kas yra profesionalas? Yra tas, kuris daro pastovius rezultatus. Todėl aš vis dėlto suprantu, kad yra toksai žmogus, kuris turi tokį poreikį. Ir kame yra pašaukimo esmė? Pašaukimo esmė, žmogaus pašaukimo esmė, jeigu tu esi, pavyzdžiui, fotografas, jeigu tai yra tavo pašaukimas, tai kokia yra pašaukimo esmė? Pašaukimo esmė yra ta, kada tu kažką sugebi padaryti, kada tu turi sugebėjimus atsakyti į kažkieno poreikį. O kitas turi poreikį. Gilų, galbūt ne visai įsisąmonintą, bet gilų troškimą, kažkokį troškulį, kad jam to reikia. Ir aš tada supratau, kad jeigu aš tai darysiu, akto žanrą, nuogo kūno fotografiją, tai tik tai tuo atveju, jeigu ateis mama ir atves savo dukterį. Kad tai bus ne mano kažkoks įkalbinėjimas, ne mano įtikinėjimas, bet tai bus kilus įsisąmonintas poreikis, suvoktas poreikis. Kad tai mergaitei, galbūt tai mamai to reikia, kad jo supranta, kad jaunas kūnas jisai labai greit keičiasi ir tas, reiškia, žydėjimo periodas yra labai labai trumpas. Kada kūnas stangrus, kada kūnas yra proporcingas, kada kūnas yra besiskleidžiantis, jisai turi tą tokį dievišką tokį žavesį, tobulumo tą tokį įspūdį. Ir čia vat, būtent su lelyje tas palyginimas, kad viešpats Dievas tai padarė, kad tam tikri dalykai turi tą savo vertę labai trumpą laiką. Paskui jinai keičiasi, transformuojasi į kitokias vertės tas rūšis, tas grožis, reiškia, moteris jis yra kitoks, jisai toliau lieka grožis, bet jis yra kitoks. Bet gėlę viešpats sutvėrė kaip labai trumpai žydinčią, kaip labai, reiškia, ir gamta eina savo ruožtu, o kultūra ir yra kaip ta, reiškia, vieta, kur tu pasipriešini tam gamtos tokiam
laikinumui, tokiam, kaip neteisybė tokia. Atrodo, kas geras dalykas turėtų būti, kurio turėtų būti jo daug, jis turėtų tęstis ilgai, bet o čia žiūrėk, labai trumpai viskas vyksta. Ir čia kaip toksai paraginimas turbūt viešpaties, kad žmogui negalima snausti šitam gyvenimui. Yra dalykai, kuriuos reikia kažkaip tai įvertinti greitai ir susivokti greitai. Nes jie greit praeina. Ir žmogus turi galią, sakykime, šiuo atveju fotografas, jisai kaip, reiškia, tas yra laikinumas ir fotografas jisai įamžina. Jisai kaip lyg tai įveikia tą laikinumą. Čia simboliškai vadinkim, aš čia daug nefilosofuosiu, bet žmogui duota tą kultūrą, kultūrint gamtą, tai kas yra gamtiška, laikina, padaryti tai, reiškia, ilgalaikiškų, vertingų, sakykime, šiuo atveju meno kūrinių. Ir tikrai yra tokių mergaičių, tikrai, kur tu matai, kaip Dievą prisilies, tai yra tas tikrai ir tobulos formos. Ir man labai nesinori šitam pasaulį, kur vien tas toksai viliojimai, kažkokie tai komercijos, kažkokie tai manipuliacijos, kažkokie tai traukos, dirbtinės, man labai nesinori kažko daryti dirbtinai ir priverstinai. Nes šitas pasaulis ir pasiklydo, reiškia, tose vilionėse, tose meluose, tose apsimetinėjimuose, jisai visiškai yra susipainiojęs ir pasiklydęs. Ir todėl aš to nenoriu. Nei ten man reikia įkalbinėti kažką, jeigu aš būčiau norėjęs, reiškia, būti tuo aktų fotografu, kaip mano mokytojas Rimantas Dichavičius, aš ir būčiau tuo keliu ėjęs. Bet aš kažkaip pajutau, kad kažkas čia ne taip. Man nereikia tokio gyvenimo, kad kažką tai ten vilioti, įtikinėti, kalbinėti, kad čia man reikia. Aš galiu kvalifikuotai, profesionaliai atsakyti į kažkieno tai poreikį, jeigu tai yra toks poreikis. Ir kada atsiras tas poreikis, kada ateis ta mama ir atves savo dukterį su tikru poreikiu, su tikru širdies šauksmu, kad to reikia, kad tai reikia išsaugoti, kad tai yra vertybė. Tada reiškia, fotoseansas tas ir bus tikras. Ir bus tikra meno kūryba ir tikras fiksavimas vertybės. Kada nebus reikalinga tik vienai pusė, tik man, tik menininkui. Nes tie įkalbinėjimai, tie visi bandymai kažkokie, jie tiesiog nepavykdavo. Vienam reikia, kitam nereikia, vienas kažką tai siekia padaryti, kažką įrodinėja, kitas bijo, ten drovisi, nesuvokia prasmės ir nieko iš to gero. Ir nieko iš to gero, iš tikrųjų aš taip aiškiai supratau, kad turi būti tas balansas, tas abipusys, tas santykis, kad žmogui tikrai to reikia. Nes, reiškia, aš irgi esu jautrus. Man irgi sunku tai daryti, kas yra jautru, kas yra tie ploni tokie dalykai, man irgi tai yra sunku. Man irgi skauda, jeigu neišeina kažkas tai. Nes tai irgi liečia žmogaus talento klausimus. Jeigu nepasiseka rezultatas, tai skauda ir man, ir tada kažkaip tai nesinori, kad kažkas būtų veltui.
Ir aš suprantu, kad pagrindinis dalykas, kad aš čia neišsigalvoju, kad aš čia nemeluoju, aš jums galiu pasakyti vieną dalyką. Nuo pat vaikystės many buvo tas toksai suvokimas, kad gaila praeinančių dalykų, gaila dingstančių, nykstančių dalykų. Gilus vidinis toksai kaip sąžinės toks šauksmas, kad žodžiu, ten kažkokį tai, reiškia, vestuves kažkokie žmonės švenčia, o man niekada nesinorėjo švęsti, nes aš mačiau, kad tai praeina. Man visą laiką norėjosi fotografuoti, fiksuoti, kad tai išliktų. Ten visi linguoja, ten ilgiausių metų, ten niekada nei linguoti, nei šokti, niekada nenorėjau. Man visą laiką buvo liūdna. Giliai dušiai man buvo didelis liūdesys nuo šitų šokančių ir dainuojančių. Gilus vidinis liūdesys, nes tai praeina. Ir už tai tas mano pasirinkimas būti fotografu, jisai yra tas gilus vidinis toks įsisąmonintas noras išsaugoti tas akimirkas, tą gyvenimą, nors kažkiek tai išsaugoti, kiek tai įmanoma. Kiek fotografuoju, kiek filmuoju, bet tas toksai, gal čia ir yra pašaukimas, visą laiką buvo tas noras kažkaip kovoti prieš nykstamumą, nes tos akimirkos išnyksta, jų nelieka. Daugybė pastangų, ten kažkas tai organizuoja tą renginį, įdeda daugybę pastangų, akimirka ten kažkas tai pavyzdgėja, reiškia, ir to nelieka. O tu užfiksavai, žiūrėk, lieka vertybė. Lieka vertybė ir lygiai tas pats yra su mergaitės kūnu, kur tu matai, kad dingsta tie grožiai, tos vertės, jos beprasmiškai dingsta. Arba sudarko ten, reiškia, tom tatuiruotėm, ten kažką tai ten, žodžiu, tokiu, arba su savo kūnu elgesi neteisingai irgi, supranti, praranda tos dalykus, tą natūralų žavesį. Ten į tas madas lenda, į tas makiažus visus, tai iš vis neteisingas požiūris. Aišku, aš nesmerkiu, nekritikuoju, bet iš tikrųjų natūralus grožis jau užtenka. Tik reikia pamokyti, suvokti žmogų. Tai iš tikrųjų būna, reiškia, tokie atvejai, kad tikrai žmogus labai labai turi kažką tokio gražaus, tobulo ir ką būtų verta kažkaip išsaugoti, kaip atmintį, kaip vertybę. Kartais krūtys būna labai kažkokios tokios ypatingos ir aš galiu parodyti, čia yra knyga tokia Rimanto Dichavičiaus Žiedai tarp žiedų. Tai yra aktų knyga, išėjus 1987 metais. Ir jisai tiesiog viena iš fotografijų, kad jisai grinai krūtis fotografuoja, dailės tokias labai tobulos krūtys ir jisai jas meniškai užfiksavo. Ir faktiškai gatavas šedevras, gatavas meno kūrinys, bet tai nemėgėjiškai padaryta, tai yra padaryta profesionaliai, galbūt iš daugelio kadrų atrinktas tas gyvas tikras vaizdas, kuris pateko, reiškia, į knygą ir darė įtaką pasauliui, estetikos suvokimui, darė įtaką grožio suvokimui, nes
estetika irgi tas rytis, kurią reikia vystyti, kurią reikia formuoti ir kažką tai, kažkaip tai naudoti, kas yra geriausia. Formavimui skonio, formavimui pažiūrų. Ir vat, kas man patinka Dichavičiaus darbuose, kad ten nėra erotikos. Ten yra ta kūno plastika. Jis visą laiką kalbėjo apie formą ir faktūrą, apie plastiką jisai kalbėjo, apie natūralų tą gamtos duotą, tą dovaną tokią gamtos, kad čia vat yra, tai yra vertybės. Jis matė vertę tame. Bet vėlgi reikalingas turbūt tas santykis su profesionalu, nes vis tiek tas kompozicijos suvokimas ir kažkaip tai vat, ta nuovoka tokia, jinai gali pakelti žmogaus savivertę. Autoriteto, reiškia, specialisto tas požiūris jisai gali pakelti. Tame yra ta prasme. Aišku, gali žmogus ir pats kažką bandyti daryti, bet tai yra atskiri dalykai. Tai va, aš ir bandau pasakyti apie tai, kad turi būti vis dėlto tas tikras santykis, kada reikia abiem, kada ne vienam reikia, bet kada iš abiejų pusių yra susivokimas vertybės, susivokimas, kad, reiškia, laikas eina, ta vertybė, jinai keičiasi, ta gėlė, jinai turi savo ribotą žydėjimo laiką ir tas kūnas paskui nebūna jau toks stangrus, jisai nebūna toksai jau yra, reiškia, toksai tobulas. Taip jau yra, tai yra vat, kaip, sakykime, tas viešpaties toks pasufleravimas, kad žydėjimas yra trumpas laikas. Ir ta vertė, va, ta aukščiausios prabos, ta vertė, jinai būna trumpą laiką. Man labai nepatinka šitie laikai tuo, kad, reiškia, į tą erotiką visi linksta. Aš esu tų laikų žmogus, kada dar buvo kalbama menininkų tarp apie aukštus idealus, apie aukštus estetinius idealus. Ir va to pasiekoja ir išėjo ta Rimanto Dichavičiaus knyga Žiedai tarp žiedų, kur nėra to geidulingumo, kur yra grinai vat, noras parodyti moters tą natūralų grožį. Kas ten suvokia, kad iš Dievo, kas nesuvokia, kad iš Dievo, čia jau kitas klausimas. Bet toj linijoje, tame vingyje pamatyti potėpį, dailininko potėpį, aukščiausio dailininko potėpį toj formą, arba skulptoriaus rankos prisilietimą. Reiškia, kad tai nėra, ta forma nėra skirta lietimui. Ta forma pirmiausia yra skirta apžiūrėjimui, estetiniam pasigėrėjimui. Pirmiausia, kad jinai tą formą ugdytų gerą skonį, ugdytų, reiškia, estetikos suvokimą. Tame yra vertė, tame yra prasmė. Ir
bendraudamas su Rimantu Dichavičium, aš tikrai pamačiau, kad pasitvirtino mano tos mintys, kad galima padaryti švariai, galima padaryti tikrai estetiškai ir tikrai nenusivažiuoti į tos, reiškia, į tas lankas, kur nusivažiavęs tas visas pasaulis. Parašė jis man dedikaciją savo šitai knygai, Rimantas Dichavičius, aš čia galiu parodyti. Paskaitysiu, ką jis užrašė. Šitas sentencijas jis užrašęs yra anksčiau sugalvojęs, bet užrašė ir man. Per žiedus į grožį, per grožį į meilę, per meilę į tiesą, per tiesą į laisvę, per laisvę į kūrybą, per kūrybą į Dievą. Tai vat, atrodo, kad čia tokios skrajojančios frazės, bet ne. Yra vis dėlto tie idealai, aukštieji idealai ir tie aukštieji estetiniai jausmai. Yra. Ir tikrai čia tų fotografijų Rimanto yra gražių ir tikrai jos kažkaip tai apdainuoja tą jaunystės grožį, tą tokį paslaptingą tokį būties reiškinį, kaip tas jaunystės žydėjimas, už tai ten pas jį ir pavadinta ta knyga Žiedai tarp žiedų. Mergaitė kaip žiedas tarp gamtos žiedų. Dar, reiškia, žmogus kaip dar vienas žydėjimo reiškinys šitam pasaulyje. Ir vat, kada aš galvoju apie tai, aš suprantu, kad tikrai to nesupras didžioji dalis žmonių. Ir kartais žiūri, vat praeina ta mergaitė, tu matai, ten jinai jauna, ten ta figūra jos tobula. Ir dingstas ta potencija grožio, nieks nesukurs iš jos paveikslo, nei šedevro. Ir nebus jokia galerija šitos nuotraukos. Didžiojo atveju pasaulis yra toks. Jis praradinėja savo vertybės dėl to, kad orientuotas ne ten. Reiškia, ta orientacija visuotiniai, reiškia, į intimius dalykus ir tai užgožia viską, tai slopina viską. Tai pavagia į žmogaus tą tokį sveiką suvokimą. Kad jaunystė yra ne tam skirta, ne intimiems santykiam. Bet jinai skirta turbūt savęs pažinimui ir per save, per savo grožio pažinimą, apmąstymui tokių aukštesnių dalykų, galbūt suvokimai, kad tas tobulumas yra iš sutvėrėjo. Galbūt ir tokios mintys galėtų ateiti žmogui, klausiant, kodėl tas kūnas toks tobulas, iš kur tas tobulumas. Nes Dichavičius rašo, kad per laisvę į kūrybą, per kūrybą į Dievą. Kažkaip vieni dalykai veda į kitus dalykus. Per žiedus į grožį, į estetikos suvokimą. Per grožį į meilę. Čia gali būti meilė, tai tiesiog gyvenimui, žmogui meilė. Per meilę į tiesą, nes per meilę į tiesą eini. Į tiesą. Per tiesą eini į laisvę, o per laisvę į kūrybą. Čia jo sugalvota, Rimanto sugalvotas, ta visa sentencija.
Ir žodžiu, kartais būna liūdna nuo to, kad didžioji dalis niekada to nesupras. Ir tas netikras gyvenimas tai ir yra komercinis, tas vieni kitus sugundyti, vieni kitus suvilioti, vieni kitus apgauti. Ir tas pasitikėjimas žmogumi, jisai taip krytęs, su kaukiam vaikšto, bijo, nepasitikė kažkur. Ir sunku, slegia dūšia gyventi tokiam pasaulyje, tarp tokių žmonių, matant, kad taip ir bus, kol kas taip ir bus. Kol iš šitą žemę nesugrįž viešpats Jėzus ir net naujins šito sugadinto pasaulio, tal taip ir bus. Ir žodžiu, tas tikrai tas toksai suvokimas, kad nereikia nieko kažkaip forsuoti, nereikia nieko kažkaip tai įkalbinėti. Aš žinau, kad tikrai yra, tarp daugybė žmonių yra tas žmogus, kuriam reikia, kuris turi didelį poreikį, kad jo tas jaunystės grožis būtų užfiksuotas. Ir kadangi tas jaunas žmogus, jisai dar yra nedrąsus, jisai dar yra tokiai stadijoje, kai kartais įsijungia tie tokie instinktai, tas kažkoks tai bėgimas, lėpimasis kažkoks, tai yra instinktų lygmuo. Sąmoningas, brandus žmogus, jisai jau kitaip eina į santykį su žmonėm. Brandus žmogus, jisai tarėsi, kalbasi. O kol žmogus jaunas, jis dar žodžio neturi tokių, jisai dar, gyvena tokių fizinių tokių reakcijų lygmenį. Todėl visą laiką man tas Dichavičiaus posakis, kad mama atvesdavo dukteris. Mama, reiškia, atvedė dukterį į jo studiją ten kažkur, ar ten gamtoje kažkur jie surengė tą fotosesiją, bet pats tas pasakymas, jisai man buvo kaip tikriausias, kad mama jinai suvokė tą gyvenimą plačiau, jinai yra atsakingas žmogus, jinai pažįsta turbūt ir fotografą tą gali suprasti, ar jis apsimetinėja, ar jis yra tikras žmogus, ar jis vertas pasitikėjimo. Todėl, tikras dalykas yra tas, kada yra troškimas ir yra atsakas. Šitam išbalansuotam pasauly, kur ta rinka sako, tau to reikia, tau būtinai to reikia, ta reklama bando įpiršti, kad tau būtinai to reikia ir visi bando įpiršti kažką, įpiršti ir taip sujaukia pasaulį, taip apmelavo pasaulį. Kiti bando apskritai vilioti, gundyti, dirbtinai pritraukti kažką, tai vėl nėra balanso, vėl vienai pusė reikia labiau negu kitai pusė. Ir aš supratau, nieko šitaip nebus. Jūs tik tai susijauksit save, sujauksit pasaulį, sugadinsit tos gyvenimus. Visose srityse turi būti tikrumas. Turi būti troškimas ir turi būti atsakas. Atitinkamai.
atitinkamai, turi būti atitikimas, turi būti ta harmonija, turi būti ta santykio darna, santykio žmogaus į žmogų. Ir kitaip nesutvarkysit pasaulio. Nes pasaulis jisai yra ant tiek išbalansuotas, jis ant tiek yra ant ribos šiandien. Ir aš suprantu, kad pasaulio laukia nelengvi išbandymai. Kaip kalba Dievo pranašas, laukia daug tokių geopolitinių, kataklizmų. Ten nevynioja į vatą, ten kalba, kad viešpats Dievas pakratys šitą pasaulį dėl jo purvo, dėl jo netikrumo tą visą, kad apvalytų, kad prabudintų miegančius. Neišvengs pasaulio šito. Prisidirbęs pasaulis yra. Todėl aš taip ramiai kalbu, nes aš suprantu, kad nieko tu čia nepagreitinsi, nieko tu čia nepastumsi, nepajudinsi, kaip viešpats susiparėdys, kaip sutvarkys, taip ir bus. Bus gilus poreikis, bus profesionalus, nuoširdus atsakas.